Sveiki, esam prie dar vieno labai gražaus objekto, kuris yra, aišku, pušų apsuptyje, prie ežeriuko. Tai ir savotiškai ir taip jau jisai labai gražus, bet dar pasižiūrim, ką mes čia padarėm. Tai buvo sumontuota Classic Solid 2 tvora, o Solid 2 tai reiškia, kad matom mes šitus du lovelius apačioj ir patankinimą. Tai dėl to ir vadinasi Solid 2. Galima būtų daryti su vienu patankinimu, tai yra su mažesniu patankinimu ir tik tai vienu loveliu. Tai būtų tiesiog paprastas Solid klasika, ne? Čia matom, kad yra aukštesnis patankinimas, nuo šuniukų, nuo katyčių užbėgimai, jeigu kas nors turit, tai apačioj tarpeliai visur maži, niekur čia niekas negali prabėgti ir, sraigės, aišku, prašliauš. Tai ir laipteliai, ne? Laipteliai sulaiptuota, viskas gražiai, atkreipkite dėmesį, kad laipteliai neįsišoka, vienas nemažesnis, kitas vėl didesnis, o taip laipsniškai eina, ne, sakykime, jeigu mažėja, tai po biškutį kiekvienas, kad į akis labai nekristų, tai vizualiai tada mums vaizdo negadina. Kas dar čia galima būtų pasakyti, tai loveliai jau yra išperforuoti, jau skylutės išmuštos, ne, virimai atliekami iš apačios, tai mes iš viršaus nieko praktiškai nematom, kas mums į akis kristų. Ir labai jau tas gražus, mielas akiai vaizdas, neužstoja kaip koks rombas, sakykime, tai kitos paskirties užsidengti, o čia mes kaip tik matom viską atvirą, viską galim matyti, pušis ir žalumas visas, tai tiek. Ir ką, dar buvo įrengti čia dvivėriai vartai, aišku, čia automatikos jokios nėra, nes jie tokie kaip atsarginiai, jeigu atsivežt kažką ar atvažiuot su didelė mašina, tai prašau, 5 metrų vartai, nemaži tokie, jau tikrai su bet ko pravažiuosim. Atkreipkite dėmesį, kad tie vartai didesni dėl to, kad keliukas siauras, kad reikia juos didesnius daryti, nes reikia kažkaip su tą mašiną įsukti. Tai ir ką, paprasta spyna, su raktu rakinama, kaiščiai fiksavimui į apačią, tai tiek. Jeigu pas jūs irgi sodas gražus, nenorit kažką užsidengti vaizdą, tai Classic Solid 2 yra tikrai tinkamas variantas.